Sveiki. Šiandieną prabilsiu apie ženklus, kuriuos jūs stebite savo išorėje. Keliate klausimus. Ar jie egzistuoja? Ar tai yra ženklai, kuriuos vertėtų stebėti? Ką jie kalba? Ką individualiu atveju jie nori pasakyti? Ką jie mena ir panašiai. Pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad išorėje ženklai neegzistuoja savaime. Tai yra tokie aspektai, kurie sustiprina jūsų dėmesį atsižvelgti, kas jūsų viduje kaip poreikis, tam tikros dėmesio formos reiškia. Vadinasi, jūsų viduje prasidedantis rezonansas tam tikrais klausimais atsiduria dėmesio centre ir jūsų išorė. Taip kaip išorė be jūsų neegzistuoja, o jūs esate darnus santykis su savo išorė, taip ir ženklai, kokie be pasirodytų jūsų išorinėje erdvėje, yra jums dėmesingas sufleris ir palydovas. Beabundanti sąmonė savo išorėje ima stebėti, tokius pirmiausia primityvius elementus, kaip skaičiai besikartojantis, spalvos besikartojančios. Vėliau šitą dar beabundanti sąmonė ima stebėti atsirandančius žmones kaip objektus, įvykius, kaip sąlygos, kaip subjektyvi sąmonė, kuri jūs lydi. Bet visa tai, berezonuojant jūsų viduje, ima atsirasti jūsų išorėje. Išorėje yra nuostabus palydovas jūsų vidaus. Tai tarsi garsusis sufleris, kuris kviečia įsiklausyti tai, kas jums asmeniškai yra svarbu. Identifikuoti, ką kiekvienu atveju reiškia patys ženklai, kurie atsiranda jūsų išorėje, yra iš tiesų labai nesudėtinga. Pirmiausia, ta primityvioji, beabundanti sąmonė ima stebėti per elementus, kurios dar vaikystėje išmoksta suvokti. Tai per skaičius ir spalvas, ar ne? Patys skaičiai dažnu atveju besikartojantis vienetai, dvejetai, trejetai, penketai ir taip toliau, iš tiesų mena ir tokį dalyką, kuriame psichinėme centre jums yra sprendimo galimybės. Tai reiškia, besikartojantis trejetai kalba apie jūsų savirealizacinės erdves, ar ne, besikartojantis vienetai kalba apie, ar aš esu pilnavertiškai, sąmoningai, savarankiškai įsitvirtinęs ant savo stabilumo pagrindo. Ar aš pakeliu savo stabilumą, ar tai man ne per brangiai kainuoja. Tai reiškia, tas stabilus įsitvirtinimas turi jums kainuoti tik jūsų lengvas pastangas, gebėjimo būti. Kiti skaičiai vėlgi mena apie penketai kūrybinės erdves, ar ne, ketvirtai apie širdies ertmę, jausmo būvį ir panašiai. Šešetai dažniau kalba apie intuiciją, apie šeštąjį psichinį centrą, kurioje yra budimas, visagalystės aspektas, dvasinis įsipatoginimas ir suvokimas esmių. Kai bebūtų, turime išaugti ir tuos pačius skaičius, ar ne? Tai reiškia, kad mes pradedame įsiklausyti ir išorę suvokti per jausmą. Tai čia jau yra būtent pakilimas nuo 4, 5, 6 psichinio centro. Kai mes įvaldę savo psichinius centrus arba jie veikia, kitaip tariant, darnoje, mes imame vis aukštesnėje sąmonės galimybėmis suvokti savo stebimą aplinką. Per jausmą mes pradedame suvokti save, kaip mes kontrastuojame su aplinka ir joje esančiais dalyviais, kaip mes derame su aplinka ir joje esančiais dalyviais. Didysis sufleris tampa mūsų jausmas.
mes dažnu atveju įmame tai vadinti intuicija. Štai jaučiu ir mano vidus man kalba, ar ne? Tai irgi tarsi ženklai, bet jie ryšiumi su išorėje egzistuoja per objektus, tačiau tavo vidinis pasaulis yra antiek jautrus, kad geba nuskaityti savais resursais, sava geba nuskaityti išorės faktorius, ką jie tau asmeniškai konkrečiu atveju reiškia. Išorė negali nederėti su vidumi. Vidus negali neatliepti išorės. Tai yra vienas bendras aspektas, sąveikauja kartu ir tau dovanoja tavo pasaulio suvokimą. Kuo labiau vis dar žmogus kontrastuoja išorėje, tol išoriniai ženklai bus dažniau bepasikartojantis, būdinantis ir žadinantis. Nes jie yra tas sustiprinantis elementas, signalizuojantis, jog tu suklustum. Tavo vidus senai turi poreikį. Tavo vidus seniausia kelia tam tikras išraiškas, kurias reikia pačiam savo atliepti. Vadovaujantis išorėje, kadangi vis tik žmogaus ir savistaba labai dažnai vyksta per išorę, nes tarsi yra lengviau stebėti tai, kas yra akivaizdžiai užčiuopiama juslėmis, ar ne? Matau, girdžiu, patiriu, ragauju, liečiu, atliepiu, man atliepia per santykį, per sąveiką su išore. Dėl to dažniau žmonėm yra lengviau stebėti ženklus išorėje, negu kad suklusti saviesiams poreikiams, saviesiams vidiniams ženklams, kurie iš tiesų pirmieji atsiranda rezonanse kaip tavoji būtinybė išsiaiškinti, išsiplėsti, įpatoginti ir įkurti savyje kaip stabilų elementą ir juo vadovautis. Tai štai kaip iš tiesų, ką reiškia patys ženklai. Jie neatsiranda pirmiau tavo stebėsenos. Visi ženklai išorėje sutvirtina tavo stebėseną arba pakviečia tave labiau stebėti, įsiklausyti, suklusti ir atliepti to, kas tau yra būtina jau savyje atkreipti dėmesį. Dėl to šita išorinė palyda yra tiesiog nuostabus lydintis elementas, kuris nėra atskirti nuo tavęs. Tai ir esi tu pats. Jeigu eliminuoti jusles, mes išorėje negebėtumėm stebėti nieko. Tačiau dažnu atveju savo viduje mes išjaustume tik tai poreikių perteklius, kuriuos tarsi nežinotumėm kaip atliepti. Tai vyksta arba vis tiek yra būdinama ir žadinama primityvioji sąmonė, kolektyvinė sąmonė. Kolektyvinė sąmonė dažnu atveju skleidžia tokią klaidatikystę, kad viskas esti aplink jūs, sukluskite ir tarsi pasiduokite tam, ar ne? Čia ne apie pasidavimo, čia ne apie priėmimo ir atmetimo klausimą vertėtų kalbėti. Vertėtų kalbėti apie tai, kad tavo išorėje esantis tavieji tikslai, poreikiai tau leidžia atidžiau suklusti, rodydami akivaizdžius dalykus, kuriuos tavo protas geba matyti. Galbūt priimti, galbūt atmesti, bet eliminuoti iš išorės tai nepavyks, nes tai yra tavo vidaus kurtas impulsas. Jis tiesiog tam tikrų laikų pasirodo tavo išorėje. Taigi viskas dera tarpusavį. Dažnai išorė mums mena, o mes tarsi neturime resurso tam atliepti. Stebime, matome, kad yra vyksmas. Kartais gebame identifikuoti net apie ką tai yra. Bet jeigu viduje trūksta resurso, kaip ryžto tai atliepti, kaip drąsos tame įsipatoginti, kaip žadinančio gražaus herco, kuris yra apie įsitraukimą, meilės jausmą, džiugesį, ar ne? Kai mums pritrūksta šito resurso savo viduje, mes dažnai vėluojame atliepti išorinius faktus,
kurie visų pirma yra gimę tavo viduje. Tai dėl to iš tiesų išorėje taip dažnai signalizuoja ir tuo dažniau signalizuoja mums ženklai, kad mes vėluojame atliepti patys save. Tai tikiuosi, kad ženklų sąvokos jums tampa aiškesnės, kad jų prigimtis yra tavo vidiniuose kloduose, nes tu juos ir kuri, išorėje jie atsiranda sekančiu etapu, kuomet tau nepakako suvokimo, įsiklausyti savo vidaus, išorė ima sufleruoti garsiau. Bet čia egzistuoja dermė. Tu ir tavo išorė yra viena. Čia kaip amžinas klausimas, kas pirmiau, višta ar kiaušinis. Tačiau višta yra visuose būviuose. Kiaušinis pradžios ir savotiškos pabaigos į pradžią. Taip ir tavo vidus ir išorė. Išorė atsiranda pajungus jusles pamatyti savo vidinį pasaulį aplink tave. Tai yra patvirtinimas, ką tu kuri arba ko dar nekuri. Bet kvietimas įsipatoginti savyje, nes visagalystė egzistuoja daryme, atliepime, ėjime, procese. Procese tu esi visada. Sąmoningai tu tai suvoki ar sąmoningai to dar nesuvoki. Bet įsiklausimas net neverčia turėti atitinkamo sąmonės lygmens, kad jisai vyktų. Įsiklausimas ir leidimas savo išgirsti savuosius tikslus, poreikius, savo brandą, savo virsmą, kintamumą, leidimas tam būti, tau tikrai pridės sąmonės išsiplėtimo, kad galėtum darniai funkcionuoti veikime. Ačiū, kad pabuvote kartu.